Kartą gyveno tetulė, kuri labai mylėjo vaikus. Kasdien ji kepdavo jiems ypatingus pyragus. Jos krosnelėje kūrenosi ugnelė, o už tos krosnelės tupėjo vištelė, kuri dėjo nepaprastus kiaušinėlius. Dėl tų kiaušinėlių pyragai buvo ypatingai skanūs ir kvapnūs. Vaikai labai mylėjo tetulę ir jos vištelę. Bet vieną dieną vištelė ėmė ir dingo. Ji nutarė, kad jai pabodo tupėti už tetulės krosnelės ir leidosi į kelionę. Pamačiusi skrendančius gandrus, prisijungė prie jų būrio ir išskrido į Afriką. Kaip nusiminė tetulė, ji verkė ir dūsavo, nes ypatingų pyragėlių ji daugiau nebeiškeps. Vištelė skrido ilgai. Jos kelionė nebuvo lengva. Kartais švietė saulė ir buvo karšta. Kartais lijo lietus, buvo tamsu ir šalta. Net žaibas ir griaustinis gąsdindavo paukštelius. Bet vieną dieną paukšteliai pasiekė Afriką. Kaip jie apsidžiaugė, kad kelionė pasiekė tikslą. Vištelė negalėjo patikėti, kad į Afrikoje, apie kurią taip seniai svajojo. Iš džiaugsmo ji ėmė vartytis po šiltą smėlį, bėgioti pirmyn ir atgal. Tolumoje ji pamatė daug visokių nematytų, neregėtų žvėrių. Panorusi jais susipažinti, ėmė eiti artyn. Tik staiga išgirdo riaumojimą. Rrrr. Prie jos pribėgo didelis ir piktas tigras. Vištelės leidosi bėgti, kiek tik gali. Pasislėpė už kaktuose, kurį pamatė pakeliui. Tigras prabėgo pro šalį, jos nepamatęs. Vištelė nurimo, bet labai panoro gerti. Prakalė snapeliu kaktuso šakelę, atsigėrė jo sulčių ir ramiau jai pasidarė. Pajuto, kad labai alkana tapo, ratą nukritusi bananą palėsė. Nelabai jai skanus pasirodė, bet geriau nieko nerado. Atėjo vakaras, nusileido saulė ir vištelė užmigo. Taip ir bėgo jos dienos Afrikoje. Kartą jis sutiko čiabuvius gyventojus, kurie norėjo ją pagauti ir išsikepti pietums. Vos paspruko vištelė nuo jų strėlių. Per visą laiką Afrikoje vištelė nepadėjo nė vieno kiaušinėlio, nes nuolat turėjo rūpintis, kad jai ko nors nenutiktų. Pagaliau atėjo laikas, kai gandrai turėjo grįžti į gimtinę. Vištelė prisijungė prie jų būrio. Skrido atgal, taip pat ilgai šviečiant saulei ir lietui lyjant. Sugrįžo paukšteliai namo, tik vištelė nebegalėjo prisiminti, kur yra tetulės trobelė, kurioje ji anksčiau gyveno. Suko ratus aplink, kol pamatė iš tolo vištidę. Ten ji ir nusileido. Atsidūrė vištelė kieme tarp kitų vištelių. Čia ir apsigyveno. Žmonės ėmė stebėtis, iš kur atsirado vištelė, kuri deda ypatingus kiaušinėlius. Nes grįžus namo vištelė padėjo ne vieną kiaušinėlį. Apie tai išgirdo tetulė ir iš karto suprato, kad tai jos vištelė. Nubėgo tetulė pas žmonės į kiemą ir ėmė šaukti savo vištelę. Bet vištelė nebenorėjo grįžti pas tetulę už krosnelės. Patiko jai gyventi kaime, o kad tetulė neliūdėtų, davė jai vieną ypatingą kiaušinėlį, iš kurio po kiek laiko išsirito dar viena ypatinga vištelė.